Esu Vida, festivalio Kino pavasaris įkūrėja. Paukštis. Britų režisierė šio filmo mus nukelia į mistikos pasaulį, pasakojimo apie kelią, beieškant savo artimųjų arba ryšio su artimaisiais. Mistinis pasakojimas persipinantis su reinkarnacijos elementais, su ypatingai gražiu šokiu vokiečių aktoriaus. Sukūrė tokius vaizdus, kurie persekioja mane jau beveik metai. Švenčiant festivalio jubiliejų, labai norėtųsi kalbėti apie Leo Caraxo filmą, kuris padarė didžiulį poslinkį tiek Prancūzijos kino istorijoje, tiek europiniam kine. Būtent aktorių kaip Juliette Binoche ar Dominique Levanto atlikimas ir režisieriaus noras kalbėti apie savo emociją, kaip kažkada yra pasakęs, kad jam sunku realiai šnekėtis, patogiau per kiną. Šis filmas turi tokią ypatingą vietą dėl to, kad pasakojant režisieriui skausmingas meilės istorijas, jis išlieka vis vien šviesus. Muzika mus pakylėja, kartu ir meilė pakylėja. To jaukumo, to žmogiškumo, to gražios meilės istorijos fone mes pabūkim su geru filmu.